Europoje sunkvežimių vairuotojų streikai tęsiasi jau antrą savaitę. Tuo tarpu Lietuvos vežėjai neskuba išvažiuoti į gatves. Todėl dėl brangstančių degalų protestuojant kai kurių šalių vairuotojams originalią akciją ketinama surengti ir Kaune. Vėliau panašios akcijos bus surengtos ir kitose Lietuvos miestuose. Tokios akcijos metu norima atkreipti naftininkų, valdininkų, verslininkų dėmesį į kylančias degalų kainas. Organizatorius Richardas Pūkas teigia, kad prie jų Audi klubo rengiamos akcijos prisijungti ruošiasi ir kiti panašūs klubai. Šiaip šios akcijos dėka mes norime atkreipti dėmesį visuomenės, valdininkų, naftininkų dėl labai greitai kylančių kuro kainų. Nes liečia ne tik tais mus auto mylėtojus, bet ir visą Lietuvą, visus vartotojus. Idėja tai gavosi gan įdomiai, ten tiesiog forume mes keliese kalbėjome, sumastėm idėją, sumastėm važiuoti, mus pastebėjo kiti, atvyko dar daugiau žmonių į forumą. Atėjo žiniasklaida, kas dėkui jums iš tikrųjų. Gavosi, kad dabar darosi didelis mastas šio renginio, kiek bus maštų, nežinau. Kol kas nepateikiamas sąrašas degalinių, į kurias ketinama užsukti. Akcijos dalyviai nuvažiavę numatytas degalinės degalus pilsis už 1 litą. Tokiu būdu bus pristabdytas verslas iki minimumo. Važiuosime degalinės, piltis kuro už 1 simbolinį litą. Manot, pavyks? Manau, pavyks drąsiai. Manau, daug nuostolių nepridarysim, juolab mes nenorim čia piketuoti, boikotuoti, mes nenorim čia blokadų jokių. Tiesiog taiki graži akcija. Akcija prieš didėjančias degalų kainas vyks sekmadienį. Lina Janiulytė ir Vaidas Užkuraitis.